Gerą dieną visiems. Čia Feniks TV televizija, joje aš Kazimieras Juraitis, informacinis pranešimas. Praeitos savaitės pabaigoje politinio visuomeninio judėjimo Teisingumo aušra generalinis sekretorius Kazimieras Juraitis kartu su Teisingumo aušros pretendentė į Lietuvos Respublikos prezidentės Erika Šveičionienė, kartu su garsiu visuomenės veikėju Valerijumi Ivanovu gavome šaukimą į teismą. Baudžiamajame procese, kaip tas šaukimas atrodo. Baudžiamojoje byloje atrodo numeris toks ir toks, jų šaukiamas sausio 24 dieną, 13 val. 30 minučių Vilniaus apygardos teismo posėdį, kuris vyks Gedimino prospekte 40. Byloje pagal tokius tai straipsnį, tas straipsnis yra veikimas prieš Lietuvą. Bylą nagrinėja teisėjas Mindaugas Povilanskas. Na, toliau pažymos, visa kita, standartizuoti dalykai, pranešimai apie šaukimo įteikimą. Dėl šaukimo įteikimo prieš pusvalandį skambino apygardos teismo sekretorė, kuri užsitikrino, ar tikrai Kazimieras Juraitis gavo tą šaukimą. Ta patį, tas pats buvo padaryta ir su Erika Švenčionė, ir su Valerijumi Ivanovu. Ši byla bus svarstoma apygardos teisme. Ją nagrinės pirmininko pavaduotojas Mindaugas Povilanskas. Kas žinoma apie Mindaugą Povilanską? Mindaugas Povilanskas daug straipsnių parašęs, teismo pirmininko pavaduotojas. Tie straipsniai visi parašyti 23 metais. Na, tarkim, vienas straipsnis. Teisėjas Povilanskas, kodėl už tas pačias nusikalstamas veikas skirtingai teisiami? Atsidarykim. Galima sulaukti skirtingų pasekmių. Straipsniai labai įdomus, pažintiniai. Klausimas, tai ir atsako, kodėl? Kokie samprotavimai Mindaugo Povilansko, kuris lygina, kad lygiai tas pats nusikaltimas, bet kodėl yra skirtingos bausmės. Situacijos kardinaliai skirtingos, pavyzdžiui. Na, tarkim, parenkat bausmės rūšį vertimą, ar asmuo pirmą kartą nusikalto, ar tai jau sisteminis jo elgesys, įprastai pirmą kartą padarius nesunku ar kitą, jeigu tas pats nusikaltimas, tai yra atleidžiama. Įstatymas įpareigoja rengiant skaičiuoti nuo bausmės vidurkio, štai irgi įdomu tas. Tarkim, už konkretų nusikaltimą numatytas laisvės atėmimas nuo 3 mėnesių iki 10 metų. Laisvės atėmimo bausmės vidurkis bus 5 metai 1 mėnesį, 15 dienų. Teismas tuo pačiu atsižvelgs į atsakomybę lengvinančias arba sunkinančias. Jei numatoma tik atsakomybę lengvinančios aplinkybės, įstatymas įpareigoja skirti mažesnę bausmę negu vidurkis. Toliau principai vadovaujantis parenkama konkretus. Kaip galima pakomentuoti štai šitą mintį? Ogi tuo, kad mūsų bausmė yra pagal 118 straipsnį šitos mūsų trijulės yra nuo 2 iki 7 metų. Vadinasi, bausmės vidurkis bus kažkur 3, net 3,5, apie 4-5 metus. 4,5 kažkur metų. 4,5 metų, o lengvinančios, sunkinančios aplinkybės. Kaltinamajame akte parašyta, kad Kazimieras Juraitis buvo teistas už 2 skirtingus nusikaltimus, kurie šiuo atveju bus įvertinti kaip itin sunkinanti aplinkybė, nes Kazimieras Juraitis tai yra piktybinis. Nemažiau yra piktybiška ir Erika Švenčionienė, kadangi bylos metu buvo daugybė transkripcijų padarytų išrašų jos pokalbių telefonu, kur jinai žinodama, kad ją seka, žinodama, kad grės susilaukti atpildo, ir vis tiek darė savo nusikalstamą veiką. Be abejo, jinai bus siūloma kaip sunkinanti aplinkybė, piktybiškas žmogus. Nemažiau piktybiškas yra ir Valerijus Ivanovas, nes jis 2 kartus buvo teistas už tą patį nusikaltimą, tai yra sausio 13 dienos menkinimas, kaip jie sako, SSSR nusikaltimų genocido prieš Lietuvą menkinimas. 2 kartus teisas, jis vis tiek nepadarė išvadų ir vis tiek toliau
tęsia savo veiklą, tai itin piktybiškas teisiamasis. Taigi tikėtina, kad mums bus siūlomos net ne vidurkiai 4,5 metų, o pačios griežčiausias 7 metų laisvės atėmimo bausmės. Ką toliau komentuoja Mindaugas Povilanskas? Pavyzdžiui, prokuroras sako siūlo vienaip, o teisėjas gali kitaip. Labai įdomiai komentuoja Mindaugas Povilanskas apie pačias konkrečias bylas, apie bausmes. Aš nekritikuoju bausmių vykdymo sistemos, bet per savo praktiką nuo 2010 metų aš nesutikau žmogaus, kuris atlikęs laisvės atėmimo bausmę kardinaliai pakeistų savo gyvenimą. Na va, ką galima būtų išvadą padaryti, kadangi visi šitie 3 teisiamieji yra piktybiški, kas anksčiau pasakyta, jau ir be teismo galima pasakyti, kad Mindaugas Povilanskas taikys pačias griežčiausias bausmes, kadangi nepataisomi šitie žmonės. Va, tai va, toks likimas laukia ir galima prognozuoti ir be teismo, o teismas tik tai atlieka šiuo metu formalų vaidmenį apiforminimo. Reikia priminti, kad kaltinamajam akte prokuroras Redas Savickas, tai yra tas pats prokuroras, kuris falsifikavo ir garsėja Kusaitės bylą, kurią laimėjo galų gale Jungtinėse tautose. Ir tas Redas Savickas užuot gavęs nuobaudų pakilo karjeros laiptais ir tęsė toliau savo tą veiklą. Tai prokuroriška. Tai ką reikia paminėti, kad jis prašė pagreitinto bylos nagrinėjimo. Pagreitintas bylos nagrinėjimas taip pat priimta procedūra paskutiniaisiais metais. Tikėtina, kad dėl teisiamųjų ne paskutinį vaidmenį vaidino. Čia lygiai taip pat kaip tas įstatymas pataisytas 118 straipsnis, būtent dėl šitų teisiamųjų veiklos, kurie siekia taikos, o ne karo. Tai patobulino įstatymą, kad galėtų pagal buvusio konstitucinio teismo pirmininko Žalimo ir metodikas, kad fantazijos daugiau pridėjus dar korekcijų straipsnių interpretacijų, galima būtų fantaziją pajungus nuteisti griežčiau negu anksčiau būdavo, kas patvirtinta ir viešai. Taigi, prašo greitesnio bylos nagrinėjimo. Mindaugas Povilanskas išaiškina savo straipsniuose ir tą dalyką, trumpai sutrumpinus tą procedūrą itin sunkiom bausmėm, tai yra pritaikytina ir mums, kad nebūtų vilkinamos tos bylos. Na, tarkim, advokatas užsiėmęs kitoje byloje, kadangi šita byla bus prioritetinė, itin sunkus nusikaltimas, tai advokatas negalės pasakyti, kad aš užsiėmęs kitoje byloje. Tai kitoje byloje jis jau sakys, kad aš užsiėmęs prioritetinėje byloje. Čia vienas iš pavyzdžių. Taigi informacija įdomi, visai visuomeniai labai aktuali, nes tokio proceso pagal reikšmę ir sunkumą Lietuvoje dar nebuvo per visą nepriklausomybės laikotarpį. Na ir lauksime tolimesnių įvykių. Teismas, pirmas posėdis 24 dieną, 13:30 Vilniaus apygardos teisme, teisėjas Mindaugas Povilanskas. Iki kito karto.